Šiandien pradedam vieną iš lifto. Ir šiandien mūsų komanda išsiskiria į dvi dalis. Ar pasiruošę nuotykių ieškotojai? Pasiruošę. Be abejo. Lekiam. Lekiam. Ir Kęstą. Išgyvensim. O gal su LX-u? Gal su džipu. Su tuo gal. Ką tu? Parodysiu, kaip padangas pasipūs paskui. Jungia kompresorių. Neveikia čia blokiruotė galinė. Čia blokiruotė priekinė. O, normaliai. Tada čia padangas pasipūs kompresorius. Nu tai dabar sistemoje yra 3.8, tai jungsit šlangą. Aš manau, kad suprasit, ten čia tai jo. Kęstas tilps, ką žinai. Turim V6. 3.6 V6. Nu, ciongo bus, normaliai. Generas kitų. Varysim per dykumą, galimai turėsim fešfešą. Nusimato geras greičio ruožas šiandien. Turėtų būti be akmenų. Bus techniškas. Nu, kaip supratot, nuo komandos atsiskyrėm nebereikalo. Nes mūsų Hebra važiuoja iki Kauno hidroelektrinės, iki Heso. O mes važiuojam pasivažinėti dykum. Pusiaukelė įveikta, daugiau nei pusiaukelė. Kiek liko? Na, dar 40 km. Tai čia bendrai 2 valandos kelio. Stovim prie studenčių barako. Ten vat, jeigu matosi. Na. Ir keliausim toliau. Taip. Manęs neramina, yra čia toks defektėlis, kad neveikia saugos diržas. Aš galvoju, gal dėl to ir muzika neveikia. Gali būt. Bet nieko, turiu baimės rankeną didelę, jeigu ką, tai viskas bus gerai. Jo, tai nuo sostinės 200 km, ne 200, 2 valandos, apie 105 km iki artimiausios dykumos normalios. Praeitais metais buvom ten. Kas buvo, kas nebuvo. Toli nelysim, saugiai, nes vieni be prikolų vyrai, taip? Ja. Vakaras parodys. Spinduliuoti 8 UV. Verihai, labai saulytę myli. Kiek Lietuvoje, sakai, būna? 3 max. Daugiau nebūna. Pasideginsim. Gražus keliukas, viską. Gražu? Pagaliau mes čia. Po tiek metų. Gražu. Pasiilgau šitą vaizdelę. Ten daugiau kopų, čia tik tai pati pradžia, vat. Nes čia apatinė dalis kažkokia ir kopos į ten eina ir į ten eina. Kiek slėgio darom? Gal 5, kaip Benas. Čia mes prastesni. Praeitą savaitę lijo normaliai. Tai ne tai, kad lijo audra buvo. Tos smėliukas toks. Nu čia tai žuvęs jau, bet ten kažkur yra dregnok. Gal dar geriau. Zdaro. Kur čia trasos? Pasiklydom. Kur mes varom? Kur akys veda? O, čia gali baigtis blogai. Laikyk baimės rankeną. Laikau.
Nežinau, ar yra kelias. Nematau aš, kur kelias. Gerai. Gazą. Svarbu waypointus surinkti. Ne taip ir karšta iš tikro, nesijaučia čia toks karštis, ne? Tas vėjukas labai gaivina, jo. Nu, bet nenorėčiau pasiklyst dykumoje, ne? Išlindom iš kopų, išvažiavom sėkmingai, nepasiklydę. Nieko, Mindaugas ištraukė, nes aš nuvažiavau į tokią vietelę, kur jau sausokas smėlis buvo. Kaip patiko per ten? Jo, man tai labai patiko. Pasismaginom. O tau patiko? Žiauriai. Davėm gazo, pavažiavom vieną dakarinį dopą, turėjom fešo, viskas gerai. Vieną duobę. Šiaip buvo labai techniškas greičio ruožas. Nuo vienos kopos nušokom. Aha, kai kirtau galvą į stoikę viršui, kur eina. Čia toks ekstremalesnis momentas jau buvo. Bet ratų nepridaužėm, viskas gerai. Nu, ne vieno rato nepramušėm. Dabar vat pietukų varėm, tai vat sėdint, užvalgyt. Ir čia yra kupranugario, nes vienoje vietoje, kur praeitais metais valgėm kupranugario, nebebuvo kupranugario mėsos. Tai čia vėliau gausim kupranugario. Valgom kupranugario mėsą su arabiškom salotom. Kolegos prie Kauno Heso turbūt negavo tokio maisto. Turbūt linkėjimai. Tokia va vietelė, daug pavėsinių lauke. Ar skaniai pavalgėt, kolegos? Labai skaniai. Kaip tu? Aš skaniai. Nu ir vis. Very delicious. Tuningo atvažiavom. Tuningo atvažiavom. Jo. Gerai. Gal patrulių kažką rasim. Kaip grožio visokio. Toks? Tudo, Fordor. Fordor 4 duris, jo. And there is only one option or there is some more? И да, съм точно. Different colors? Or what? Да, и не мора, да. Va, stabdžių upgrade'ai. Which one? I have... Ragai, kapotai, viskas. Ko reikia. Žiūrėk, kokia planšetė Teslos ant cruiserį. Čia šviesas, halogenai, viską. Va, čia normalūs laidai, va, kūrą užkurt gali. Vairiukai. Bet fainai padaryti, persiūti. Nu, kietai. Yra kietų dalykų. Nu yra, bet mūsų kolega Mindaugą nurengė tik ką. Paskutinis rūmus. Nu, su kojinėm paleido vargšą. Metaliniai buferiai, paprasti buferiai, spoilerių, daug slenkščių. Nu čia, visokio tuningo. Ir ratukų opcija, bet šitą turbūt geriausia. Ne, nu šitą dar ne. Čia buvo prie pat ten, kur gražinom savo pasiskolintą džipą. Tai vat, ką nusipirkai? Pirkau stikerių ir galiniai žibintai. Čia tokie papildomi ant bamperio. Vienas pakeliu iš Klaipėdos į Vilnių kažkur tai išėjo. O tai už kiek nurengė? Tai lipdukai, kiek lipdukai? 17, o žibintai 25 už abu. Ai, tai gal nieko. Bet nusiderėjau iš viso 6 rielius. Nu tai va.
Neblogai. Pažiūrėk, kad užsieniečiai dvigubai pisa. Baltašikniai atvažiavo. Dvigubai kaina į pisą iš karto. Mačiau pagal jį vandenį.